Būna, kad stuburą sutraukia taip stipriai, kad žmogus turi kristi ant visų keturių ir negali atsistoti. Ne veltui. Kūnas nori pasakyti, kad ko gero reikėtų dažniau pabūti ant keturių, nes ten galima pasidaryti neblogų dalykų. Nusileidus ant keturių, organizmas gali nors laikinai sumažinti jį išvarginusias apkrovas ir atlaisvinti užspaustus nervus. Bet negalima savęs pradėti draskyti, tempiant didelėmis amplitudėmis. Kūnui netrūksta amplitudžių, jam trūksta vientisumo. Galvos ir stuburo padėtis neutrali, pradėsite judėti trumpindami savo šoną. Petys juda link dubens, dubuo link peties. Vienoje ir kitoje pusėje ritmingai, švelniai ir neskausmingai. Maža amplitudė, nėra jokios jėgos. Tai yra nedidelis, beveik mikro judesys. Keletą minučių judate vienoje pozicijoje. Po kiek laiko galite labiau apkrauti rankas ir koncentruotis ties viršutinė stuburo dalimi. Nenaudokite jokios jėgos. Po kiek laiko galite apkrauti kojas ir atlikti tą patį, aktyvuodami daugiau juosmenį. Jokio skausmo, jokio užlaikyto tempimo. Ir po kiek laiko galite kombinuoti judesį, judėdami pirmin ir atgal, nenutraukiant šoninio judesio. Pratimas padės sumažinti stuburo audinių paburkimą ir skausmą.